mūsų kelionė į Le Havre tęsiasi, kaip jau minėjo mano pakeleivis Vaidotas Žala bei Dakar Agro Rodeo komanda. Tai yra Vaidoto antras Dakaras, jisai yra Lietuvos ralio vicečempionas, greitas vyrukas. Ir man iš tiesų įdomu, kaip jums pasiruošimas sekėsi iš esmės šiemet. Jeigu išvažiavom į startą, reiškia, pasiruošimas pavyko. O buvo šansų neišvažiuoti? Tų šansų vis laik yra. Nebent kiekvieną rytą po pagalbę randi lagaminėlį su eurais. O priešingų atveju tie šansai vis laik atsiremia į tai, kiek pastangų įdedi. Tai visą laiką kirba ta tam tikra abejonė, ar pavyks. Nes vis tiek tas projektas jisai nemažas gaunas. Bet tai kažkaip gerai miegojom, vis tie lagaminėliai šiemet iš pagalbės. Ok, prasisprendėt mašinos bėdas? Padarėt modifikacijų? Išsprendėm, tikimės, kad išsprendėm. Pagrindinis įdirbis buvo variklio smegenų pakeitimas. Tai ten daugiausiai laiko ir pastangų palikom. Patestavom, atrodo patenkinti, dar viską mato, kas vyksta, nemažai korekcijų teko padaryti. Po to, kai atsivėrė tas žemėlapis, tai dabar jau, kaip sakyti, ramiau. Manau, kad antrą kartą jau abiem kojam spyrėmės į startą. Tai yra tavo antras Dakaras. Prieš išvažiuojant jautiesi jau truputėlį ramiau, ar kaip tik jau dabar žinai, ko ten laukti ir tai kelia, taip sakant, nerimą? Buvau pamiršęs, kiek tai pastangų reikalauja ir tik tai prieš savaitėlę su Saulium prisėdom prie žemėlapių ir pradėjom žiūrinėtis, kiek kurią dieną reiks kilometrų nušauti ir taip vėl nusėda toksai lūkestis. Prisiminiau, kad reikės tikrai pavargti ir taip galvoju, koks velnias man ten neša. Tai bus dienų labai sunkių tenai po 1000 kilometrų. Tai aišku visiems bus sunku ir mechanikam, ir palaikymo ekipažams. Bet kita vertus, labai tikiuosi, kad šiemet mašinėlė mūsų važiuos visą laiką. Produktyviai ir rezultatyviai. Kolektyvą vežatės tą patį, ne? Jo, kolektyvas iš esmės tas pats. Nes viskas pavyko. Viskas gavosi, nesipykom pernai labai. Tai galvojam, kad ir šiemet reikia tą pačią modifikaciją kolektyvą naudoti. Buvo kažkoks dalykas, kuris nuvažiavus į Dakarą buvo toksai wow, kurio nesitikėjai visiškai. Manau, kad didžiausia wow buvo tai vienas dalykas, tai kilometrų skaičius. Nes pirmom dienom būdavo, kad pradedam važiuoti, pravažiavus 100 km, klausiu Sauliaus, tai kiek liko? Sako, dar 400. Dar 30 km važiuoju, vėl klausiu, kiek liko. Po tai jau nustojau klausinėti, tiesiog kažkaip susifokusuoti. Nes atsakymas yra daug. Visą laik panašus labai lėtai mažėja tie skaičiai. O kitas wow, tai buvo žmonių skaičius pakelėse. Ne kiek greičio ruožuose, bet pervažiavimuose. Tai atrodo, kad visa Argentina nustojo dirbti Dakaro metu ir išbėga palei kelią. Čia kaip Lietuvoj, bet ką čia? Nežinau, kaip per ką čia būna. Į tribūnas tiek netelpa, o ten išvažiuoja iš starto, važiuoja į Buenos Aires, vis tiek didelis miestas. Ir ištisai palei kelią yra žmonės išsirikiavę. Kai kurie su šeimom kepa šašlykus, pramogauja ir atrodo, žmonės atvažiavo tiesiog pasižiūrėti pravažiuojančių Dakaro mašinų, net ne greičio ruože. Išvažiuoja iš miesto ir vaizdelis nesikeičia. 10, 20, 50 km ištisai. Tai įspūdingas vaizdas. Ne veltui tai yra renginys su didžiausiu gyvų žiūrovų skaičiu pasaulyje. Tai organizatoriai skaičiuoja, kad 500 milijono žmonių gyvai stebi Dakarą. Tai visi tie žmonės išrikiuoti palei kelią gana įspūdingai atrodo. Kokios nors iš tokių vidinių Dakaro dalykų, kuris nustebintų bivakuose, ar tiesiog, kad kur kitaip nebūtų? Aišku, tikėjausi, kad bivakė maigoti bus lengviau.
iš tikrųjų Bet bivakas niekada nemiega. Bivakas niekada nemiega ir tas, net esant dideliam nuovargiui, tu vis tiek girdi visus tos generatorius aplinkui. Ir jau 2-3 nakties jau atrodo nutyla, jau viskas baigėsi visi viriniai gražiojimai. Apriima jau ir mechanikai, kai kurie eina miegot. Ir 4-5 ryto užsikuria motociklai, kurie atrodo, kad važiuoja be duslintuvų ten ties išmetimo kolektorium ir baigėsi viskas. Ir viskas. Ir jeigu papuolė į tą bivako galą, kur daug motociklistų aplinkui, tai va, ta valandėlė 2 tokias ramesnės, o visa kita tai triukšmo fone. Ir priklauso nuo žmogaus, aišku, kaip jisai į tą reaguoja. Tarkim, Darius esu matęs, kai gali mėgoti ant generatorius, ir visiškai vienodai. Triukšmai atsparus, o aš mieliau neždavausi palapinę toli, kad ir prie tualetų, bet kuo toliau nuo triukšmo. Kaip skiriasi tavo Dakaras nuo žvaigždžių Dakaro? Naseras, Salatė, Loebas, ar jie gyvena tą patį gyvenimą kaip jūs, ar tai yra retas svečias bivakė ir... Ne, jų praktiškai bivakė nebūna. Jie atvažiuoja, finišuoja ir išvažiuoja iškart į viešbutį, valgo mieste ar ten kažkur kas prieinama artimiausiai, ar kažkas gal jiem padaro valgyti, bet bivakė iš tų žvaigždžių aš skaityk. Gal vieną kartą Sainsą mačiau, bet šiaip tai tu jų nematai, jie tenai nefigūruoja. Jiem nėra poreikio, jie turi biudžetus, kad gali sau leisti nakvoti lovose, ne ant čiužinio. Ir atitinkamai nereikia jiem ten nei sekti, nei stebėti, ką mechanikai daro, jie viskas sustiguota, veikia ir taip ir turėtų būti. Jeigu yra galimybė, tai reikia rinktis geriausią poilsį, nes nuovargis vis tiek yra. Kaip jūs jaučiatės bendrai dalyvių parke? Visiems tai yra tokia kaip ir uždara bendruomenė, ne? Visi visus plius minus matė. Jo, ir Darius, kadangi daug kartų ten buvęs, tai jisai nemažai pažįsta kitų mechanikų, netgi kitų dalyvių. Bet ta bendruomenė, vis tiek visi labai užsiėmė. Visiems mechanikam kilometražų skaičius didelis, tos mašinos vargsta ir jie vis laik turi daug darbo. Ten dėl to tas gyvenimas vis laik ir verda, ne dėl to, kad ten mechanikai neturėtų ką veikti, nuobodžiauti, dėl to, kad yra daug darbo. Ta brolybė, vienas pagalba vieni kitiems, kažkas tokio yra, ar visi konkurentai? Nei taip, sakykim. Kiekvienas turi savo darbą, kiekvienas savo užduotis. Kiekvienas už save? Iš esmės taip, nes, sakykim, tos mašinos iškrenta, iš esmės Dakaras yra kaip keliaujantis cirkas, ne? Tu nespėjai paskui, viskas, tu krenti lauk. Tai nėra taip, kad kažkas tenai tau paduos ranką, žinai, kartu su mumis palauksim. Ne, jeigu nespėjai, tai lieki už borto. Tai mes, kai praeitais metais pagedom, tai atvažiavom jau išjudėjusi bivaką, ten porą dar sunkvežimių buvo likę, tai toks liūdnokas vaizdelis. Supranti, kad tai yra tas procesas, kuris jisai nuolat juda ir ten nėra palaukti. Ten turi, šiais laikais Dakare turi spėti tempą. Tai netgi, kai teko mums ir pastovėti pakelėje su problemom, tai nėra taip, kad labai daug ten tų ekipažų stotų ir klaustų, hebra, ar jums padėti, ar pastumti. Netgi, jeigu prašai patempti ar kažką, tai sudėtingas atvejis. Pasikeitė laikai Dakare, dabar turistų praktiškai nėra, visi važiuoja rezultatų ir nieks tenai nesiterlioja. Taip, patys galiniai ekipažai, jie sustoja paklausti, ten turi vandens, ar ten kažkokia įrankė trūksta, bet iš esmės tai toksai, sakykim, visi juda į priekį.